Skuodis, Laisvės partijos atstovas, į ekonomikos komitetą ir sako, kad mums padėkit, nes mums stovi dabar. Mums dabar stovi 15 000 vilkikų, 15 000, o kvotų mes negalime. Labas vakaras. Sveiki visi. Kelkis Lietuvą už Lietuvą vyrai. Kodėl toks šūkis? Kur moterys? Kelkis Lietuva yra bendras šūkis visiems. Kas nenori, tas nemato moterų. Arlauskai, pone Uspaskichai. Taikos. Pone Uspaskichai, ar jūsų manimų Lietuva turėtų dėti visas pastangas, kad Ukraina būtų kuo greičiau priimta Europos Sąjunga, net jeigu Lietuva tokiu atveju taptų šalimi donore? Klausau ir savo ausim netikiu. Premjerė sako, Putinas ne žmogus, žmogėdra. Pone Vaitkau, klausimas toks. Jeigu būtumėte valdančioje koalicijoje, ką keistumėte santykiuose su Rusija ir Baltarusija? Labai lengvas klausimas. Здравствуйте, я русский оккупант. Pone Šimonytė. Galim parašyti laišką, paprašyti, kad mus priimtų į Rusijos federacijos sudėtį. Jeigu jūs labai norite, tai rašykite. Nu tai jūs panašu, kad tai ruošiatės daryti.